tau grįžti namo. Čia nuobodu, aplink žmonės laukiniai. Nuobodu? Apie tokius dalykus mes tik pasvajot galėdavome. Aš labai džiaugiuosi, kad atvažiavau. Negi kliudau. Tikiuosi, ponas Edmundas manęs nebesivaržo. Kaip tu drįsti? Negi tu manai, aš taip myliu tave. Dukrelė mano, taip bijau dėl tavęs. Aš jau ne vaikas, mama. Rūkvedžio nebuvo? Ne. Prakeikimas. Tokie arkliai. Pusę savo pinigų sukišau ir šėtau. Jūs kasdien vis labiau senstate, tėve. Ne jūsų metams tokie rūpesčiai. Ką tu nori pasakyti? Paklauskit mamos. O jeigu jo nesugaus, kas tada? Kur vežėjų? Niekur jis nepabėgs. Aš pirmas jam kilpą užnersiu. Keista, aš juos mačiau dirbančius laukuose, romus, geraširdžiai. O teta Marija pasakojo, kad sukilimo metu dalgiais kapojo galvas dvaruose. Jie žvėrys. Sergėk Dieve sutikti juos ant tako, kai šalia nėra savų žmonių. Todėl aš ir sakau, ar negeriau būtų Kristinai grįžti atgal? Atgal? Ko atgal? Kipšas žino, kuris galėjo dingti. Niekur nėra. Visas apylinkės išmaišiau. Laukės pristavas sako, kad prūsien bus pasinešę, ne kitaip. Durniai. Kirštinga lapė išpjauna visas kiemo vištas ir tik tada slepia savo uodegą krūmuose. Jei nemano, tai kitose dvaruose dar sulipsnos gaisrai. Ar nepažįsti žemaičių? Na, tu ką pasakysi? Pasigailėk, ponuli, pasigailėk. 50 rykščių. Gal 20 užtektų, ponas Bernardai. Jis lapės užuodžia. Jis turi tam reikalai uoslę. 35. Karietą man reikia džiuginienus perspėti. Saugo gyvatės. O mes pro duris ir neisim. Pro langą. Ten panelis mėgamasis. O mes ar ne kavalieriai? Duos. Kur tu? Paaiškino kažkas. Gal Bernardas? Senis negrįš, jis niekada naktimis nevažinėja. Betgi žingsniai. Girdi?
Bernardai, tu? Aš čia apžiūrinėjau, o jūs be reikalo varginatės. Naktimis reikia miegoti. Visiems reikia miegoti. Padėkit ginklus į vietą. Ko jau negaliu, tai negaliu. Šitokie daikteliai, va kaip man reikalingi. Pakabinkite ginklus. Jūs iš čia niekur neišeisit. Pagauk! Tyla gera byla ir dūšiai ramiau. Kas ten? Kristina, tu? Kas atsitiko? Man pasirodė, kad kažkas vaikšto. Mane irgi. Kristina, panelė Kristina, aš jūs palydėsiu. Jūs labai malonus, ponas Edmundai. Bet jūs pamirštate, kad mano motinos silpna širdis, ji nemėgsta vienumos. Ypač šią naktį. Labanakt. Sako Blinda, imk tą dalį, tau tai jau nieko negaila, nors ir statinę parako. Pasakė. O ką man tą statinę, sakau, tu geriau mane pabučiuok. Kad mano ūsai pražiltų, kad giriai visi žvėris užkauktų. O jį? Ha, pabučiavo. Ir atsveikinimui gėlę. Sako, tegul tau Dievas padeda ir visi šventieji. Hey! Morta. Mortelė. Aš jūsų jau 3 dieną ieškau. Na. Kas joja? Kiaulės koja. Tinka košilinai. Kas naujo? Ten tas tavo čigonas su kažkokiu žmogum laukia tavęs. Aha, na. Štai kas, pasiimk drąsesnį vyrą, reiks į Luokę nujoti. Dabar? Šiąnakt arba rytoj auštant. Smukliai lauk žmogus,
Pasakysi, ponas vėl parduoda ožką. Susitarsi dėl laiko, dėl vietos. Neužmirši. Ponas vėl parduoda ožką. Neužmiršiu. O dėl jos... Ponas karalius Blinda! Kaip kelionė? Pikšt yra? O kaip? Tai gerai. Matai? Oho! Visai nešpėtnas bernas esi. Ai, nešpėtnas. Rabavoti kaip žirnius kulčiš piga taukota. Lokėje buvai? Kaipgi buvau? Vėl arklių prašo. Iš Prūsijos? Taigi, tokių kaip Grūniaus. Labai prašo. Kas dar? Pinigų trūksta, Tadai. Pinigų. Norint daryti didelį pikšt. Reikia šitų. Girdėjau, svečių turim? Kaip gira, vienas. Žmogau. Žmogau. Yra reikalas pabusti. Kas tu toks? Aš Tučka, Jeronimas. O pats bene Blinda būsi. Tai kogi nori? Taigi, vakar miške sutikau čigoną. Tai iš jo sužinojau, sako, šaiką renki. Kokia šaika? Razbaininkų. Va kaip? O vienam ką, plėšikaut nusiboda? Ne plėšikas aš. Tai ko po miškus bastais? Aš nuo rekrūtų bėgau. Dar nuo žiemos miškos gyvenu. O dabar į plėšikus panorai. Man vis tiek suko, kad tik ne vienas atkeršt turiu. Kam? Medingėnų dvarininkė Šniukštienė, girdėjot? Ar ta, kurią skrusdėlės pjauna? Taip, ta pati. Tarkė, du brolius į rekrūtus atidavė. Aš trečias. Už tai, kad dvare netesiau, visai nuo kojų nuvarė. O šaudyti ar moki? Turiu tokį, va. Tik tai surūdyjas. Nešauna. O rabavoti vadinasi nori. Aš žmogus piga taukota. Tai ką darysim, vyrai? Tegul prisiekia. Tegul prisiekia. Jeigu prisieks, priimkim. Einam su manim. Stok čia, prie pušies. Pridėk ranką prie jos. Kartok paskui mane. Aš Tučka Jeronimas pasižadu. Aš Tučka Jeronimas pasižadu. Visame kame pildyti savo vado paliepimus. Visame kame pildyti savo vado paliepimus. Užgrobtą dičturčių lobį atiduoti Dervinų pušies iždui. Užgrobtą dičturčių lobį atiduoti Dervinų pušies iždui. Nieko net menkiausio daikto savo nepasilikdamas. Nieko net menkiausio daikto savo nepasilikdamas. Keršyti ponams visokiausiais būdais, o jeigu reikės atimti ir gyvybę, visur ir visada padėti varguoliams ir niekada nedaryti jiems skriaudos. Visur ir visada padėti varguoliams